Šiandien parodysiu kelias variantus, kaip pigiai ir gražiai galima sutvarkyti tik tais kantus, kadangi kaip ir šis ratas, daugumos jūsų ratai yra lediniai palijus ir yra tik tais kantų defektai ir jūs labai nuliūstat, kai mes negalim sutvarkyti kantų ir reikia perdaryti šitus ratus, tai praversim greitą tutorial, kaip tai padaryti. Aišku, pradedam nusiplaunant ratą, nes čia jau toks biškį gal ne visai ledinis, bet kaip pavyzdžiui sueis. Tai man patys stipriausia ratų valiklį ir jo tikrai negailim, nes tokios būklės čia turėsim ką veikti, kad juos atplaut. Turim nuplautą gražų ganėtinai ratą. Einam prie sekančio etapo ir apsilyginam visus tos nelygumus, nudaužimus, kad kai uždažysim būtų geriau nei naujas. Ratas beveik paruoštas dažymui. Čia kadangi pavyzdys, tai labai daug pastangų nedėjom ir einam prie dažymo. Manau, visi esate turėję tokį dalyką rankose, tad galit ir patys tai pasidaryti. Taupant tiek pinigus, tiek laiką, nereiks laukti eilėj ir likusis ratas bus ledinis kaip ir buvo. Tai čia pirmas variantas. Yra tokie dažai iš balionėlio ir vakantai jau įgauna įvaizdį neblogą. Imam tos pačius dažus ir einam prie antro varianto. Biškį dažų į dangtelį, pasiemam teptuką ir kaip mokyklai per dailės pamoką einam gražiai aplink visą paruoštą mūsų ratą. Ledinį, atsiprašau, ratą, tik kantus neledinius ir padarom juos ledinius. Nu, čia aišku biškį užtruksim ilgiau, tai viso proceso nerodysiu, parodysim finalinį rezultatą. Einam į proceso galą, liko paskutiniai patepimai. Palauksim, kol išdžius. Ir dar pagalvosim, ar lakuoti ar ne, nes nu čia vis tiek tik kantaigi. Vis dėlto nusprendėme nelakuoti ir biškį pataupyti, nes tai būtų kainavę dar papildomai kokius 6 eurus. Tai va, parodysim, kaip jie susitvarkė. Aišku, čia turim 2 metrų atstumo taisyklę, tai iš arti gal ir ne visai, bet per atstumą tai ledas, manau. Lauksim komentaruose jūsų įvertinimų. Tai šio tvarkymo sąmata kažkur turėtų būti maždaug tiek. Rekomenduojami dažai, kaina tikrai gera, kiekis didelis, užteks tikrai ne vienam ratui. Ir pigiau, ir greičiau. Tiesiog viskas, ko klientai nori.